Labadiena. Aleksandras Nemunaitis, partijos Lietuva visų pirmininkas. Politikas, kuris itin aktyvus Vilniuje. Tai Aleksandrai, kaip čia tas Vilnius? Mums tai jis atrodo kažkaip visiškai nešališkai, net prisimenant nei kokią partiją valdo, nei kas yra meras, bet atrodo prastai. Atrodo kaip po karo kažkokie griuvėsiai, kažkaip važiuoja į to Vilnių ir taip keistai viskas atrodo. Gal tam Vilniui iš vis reikėtų kokio tai ūkiško žmogaus, kad jis ten galiausiai tos griuvėsius vienas į pabaigtų ir iškuoptų viską. Kaip jums iš tarybos, jūs tarybos narys, kaip jums tas Vilnius? Aš gal taip neapibendrinčiau visus, tikrai turim labai daug skirtingų žmonių ir matom, kad ir per rinkimus tas tikrai fragmentacija yra pakankamai didelė. Čia skirtingai nuo Kauno, kaip pas jūs, čia laimėti daugumą yra praktiškai neįmanoma. Arba kaip ir kitose miestuose iš tikrųjų daug partijų bando kariauja ir, pavyzdžiui, tokios parlamentinės partijos kaip Liberalų sąjūdis arba dabar jau buvusi Skvernelio demokratai, tie vardan Lietuvos, jie net taryboje net neturi savo atstovų. Tai reiškia, tikrai mes esam tikrai pakankamai fragmentuoti, daug skirtingų žmonių ir dėl to neapibendrinčiau, bet visgi dauguma žmonių, aš net nežinau, sąžininkai, ar jiems reikia to ūkiškumo. Aš galbūt iš tikrųjų apeliuoju tos žmonės būtent per ūkiškumo prizmę, per tą, kad su finansais viešaisiais reikia tvarkytis taip kaip su savais, kad tu negali išlaidauti, kad jeigu reikia mokyklos, viskas gerai, niekas neginčia, kad reikia mokyklos. Klausimas, už kiek? Ir jeigu aš įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, mokykla turi kainuoti kokią 12 milijonų, o sąmatoje matau 23, tai man nėra normalu. O paprastam Vilniečiui kažkaip jie dėl to nesusimasto. Tai jiems svarbu yra PR-as. Irgi taip, jeigu reikėtų... Bet tai yra svarbu, nes iš tikrųjų bet kas prieina prie resursų ir jeigu kaip komunizme galvoja, kad jeigu ne mano pinigai, o pinigai visų, kaip jūs sakot, Lietuva visų, tai gali semti iki dugno, po to pramušti tą dugną ir toliau semti. Tai... Bet Lietuva visų pavadinimas ir būtent apie tai, kad čia ne grupelė kažkokių politikų ar verslininkų valdytų Lietuvą ar ten Vilnių, o kad visų, kad tai yra būtent visų pinigai. Ir aš norėčiau, kad ta atskaitomybė būtų. Iki asmeninės atsakomybės politikams turbūt mums dar ilgas kelias, bet jeigu kas, aš tikrai balsuočiau už ir sutinku ir savo asmeniniu turtu atsakyti, jeigu toks kada nors prie to prieisim, nes aš žaidžiu ypatingai sąžiningai, aš nelabai ko bijau. Tai taip, su viešaisiais finansais privalu elgtis atsakingai, nes jeigu tu, kaip ir įmonė, jeigu tu pasamdytas direktorius, tai nereiškia, kad tu gali taškytis pinigais, o mero pozicija aš būtent taip ir suprantu, tu esi valdininkas. Tu esi tas žmogus, kuris paskirsto finansus, kuriuos ne pats uždirbai. Čia yra per suneštus mokesčius ir taip toliau. Taip, kad tiesiog tu turi būti geras valdininkas, kuris neturi teisės ties pinigai švaistytis. Nes pinigai yra baigtinis resursas. Nėra taip, kad viskam užteks. Žinote, kai pinigų trūksta, tai padidini mokesčius, apmokestinį orą, ką nors ir jie vis tiek paskui. Bet Vilniaus miestas neturi tokios prabangos apmokestint. Aš arba pakelt mokesčius paprastai. Gali orą, jeigu gatves, parkavimus, gali ir orą vieną. Ne, mes kalbam apie labai tikrai nedidelius skaičius. Pavyzdžiui, iš parkavimo pernai metais, tai reikėtų tikslinti skaičius, bet, tai yra vis tiek per metus surenkama apie 15 milijonų eurų. Kai Vilniaus miesto biudžetas yra, arti 2 milijardų. Tai jeigu kas prisimenat, kad milijardas tai yra 1000 milijonų, tai 2000 milijonų, o realiai iš to parkingo mes surenkam 15. Tai, toks, negaliu sakyti, kad nesvarbus, tikrai didelė suma, bet toli gražu ne kažką leminti. Bet net reprezentacija, va čia ta diskusija vis prie Seimo, ten stovi ta klaiki kažkokie tai piramidė, kažkokios klaikios gėlytės, ten, kur turėtų būti reprezentacinė vieta, ten toks neaišku šiukšlinėlis kaimo. Tai miestas lyg ir nenori atiduoti valstybei, valstybė irgi, ta prasme, tai... Čia šiaip vėl klausimas, bet mes turime daug tokių pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, miestas netvarko tam tikros erdvės vien dėl to, kad tai yra valstybės. Pavyzdžiui, man sunkiai suprantama kaip Vilniečiui, aš gimiau Vilniui, sporto rūmų klausimas. Absoliučiai nesuprantamas, kad nenoras susitvarkyti per tiek metų, jau labiau, kad iš esmės tie patys valdo miestą jau daug metų, tik keičiasi
galbūt kieno daug proporcija. Taigi Tai labai Gedimino nori kalnas Avulis, dabar labai nori ir jau sakė finišo tiesioji, tik tai Nemunaitis trukdo, tai jį reiks su kuo? Su užkardyti ir stadionu? neįleisti. Su stadionu trukdo, primenu, Stepukonis trukdė, o ne Ne, Nemunaitis. anot Avulio, tai Nemunaitis Nu, tai labiau reikia, ta trukdo. prasme, tai aš noriu tikėti, kad mūsų klauso, ta prasme, tikrai adekvatus žmonės, kurie mato, kad, nu, ne Nemunaitis, o tai, kad Stepukonis apsivogė, kad pritrūko pinigų ir Baltkepas privalėjo pasitraukti iš šito, iš viso šito sandorio. Vėlgi, ne Avulis stato ir ne Baltkepas stato. Ta pati Naresta realiai, kuri prieš tai statė, dabar tie patys žmogeliukai, kuriems tiesiog tuo metu buvo užsuktas kranelis ir nemokėti pinigai, dabar atsuko ir tie patys stato subrangovas. Taip, Toliau. kad čia taip, kad tikrai jis bus pastatytas, jeigu tai yra iš technologinės pusės, tai nėra sudėtingas statinys. Tiesiog pasididino Avulis ir Haner kainą, pailgino laikotarpį ir pratęsė. Plius 40 milijonų papildomai tai kainuos miestų. Daug. Šis beitas. Gerai, tada sakykit, einam prie tokių respublikinių problemų. Nors Vilnius, tai mums gyvenantiem ne Vilniuje atrodo kaip valstybė valstybėje tas burbulas. Kartais sunku suprasti, apie ką jie ten iš viso ir kaip jie į visą tai žiūri, o tuo metu pati valstybė atrodo gana keistai, kai valstybės kūrėjai pagaunami su narkotikais, kai narkomanai ir visa kita jau tikrai kai kuriuose vietose, žiūri, net negali žiūrėti iš vidaus, žiūri iš šalies kaip į kažkokį tai spektaklį, kuris, sunku patikėti, kad tai gali būti 35 ir daugiau nepriklausomybės metų. Tai kas čia vyksta anksčiau, negražu sakyti, o tada mano jaunystėje ir anksčiau. Bet anksčiau nebuvo taip. Ne, Banditai siautėjo Kaune anksčiau, tai tą mes prisimenam. Bet kad siautėtų narkomanai ir kažkokios minios, kurios nežinia ko ten nori. Tai turbūt visais laikais būdavo, tai čia tik klausimas, ką mes keliam ant piedestalo. Nebūdavo taip įžūliai, atvirai ir naglai, dievaži patikė. Čia pritariu. Ir tada gaunasi, bet tas turbūt įžūliai, naglai ir tarsi, kad ant piedestalo mes kartais keliam žmonės, kurie absoliučiai to neverti. Tiesiog dabar tai, kas vyksta Vilniuje, aš visgi pavadinčiau, kad tai yra kova dėl įtakos. Šiek tiek jau ir turbūt paaugo ir tam tikra grupė žmonių, kurie įsivaizduoja, kad jie valdo ir media resursus, kas dabartiniam pasaulyje tikrai yra pakankamai svarbu. Čia aš anksčiau dar prieš 20 metų supratau, kad, pavyzdžiui, politikoje tai yra svarbu ne įvykis, o interpretacija. Tai tuomet mes dar neturėjom tokių galingų komunikacijos priemonių, kaip turime dabar, galimybės paveikti žmonės per komunikacinės priemonės. Ir aš manau, kad mes gyvenam iš tikrųjų, propagandos laikais. Bet tai Jėzau, tai tą mūsų nacionalinį transliuotoją, tai iš tikrųjų atrodo, kad jį kažkas užgrobė. Tikrai ir atimti neįmanoma, nes netiduos, nes kalbant apie skaidrumą, net apie kažką, tai faktiškai, žinoma, gali pradėti ir prieš mus kažkokias etikos bylas, bet tai, kas yra jau išaiškinta, faktiškai turėtų dirbti teisėsauga, o ne kiti politikai šnekėti ar visuomenė apie tai, kas ten darosi, nes yra grobstomi valstybės mūsų visų pinigai. Niekas negali pagrįsti to, kaip jie ten, kur nueina. Drįstu teigti, kad adekvačiam žmogui, kuris nors kiek objektyvus arba gali būti objektyvus tam tikrų laikotarpių, tas yra akivaizdu. Ir, pavyzdžiui, LRT forumas šios savaitės irgi yra geriausias to įrodymas. Kad Edmundas Jakilaitis pasisodinęs 2 Tėvynės sąjungos lyderius, vėlgi, Valdą Benkunską, tai net kaip ekspertų, ne politikų srityje, kas yra labai labai keista, nes Vilniaus meras, tai man iš vis 4. pozicija Lietuvoje po prezidento, Seimo pirmininko ir premjero pagal galę, kurią jis gali turėti. O paskui politikų skiltyje buvo Kasčiūnas ir jis jiems daro rinkiminę kampaniją. Tai vėlgi naudojamas resursas geriausių laikų, valandos trukmės, rinkiminės programos pristatymas. Tai kaip nutraukti tą grandinėlę? Juk kaip užburtas ratas, ne?
vieni kitus maitina, palaiko, transliuoja, reklamuoja, promina ir taip toliau, ir įsiterpti darosi nebeįmanoma. Visi kiti yra atliekami kažkokie už borto visuomenė ir Mm, piliečiai. Yra būdai, bet jie yra nepatogus, jie yra sunkus, mažai tikėtini. Ir čia, jeigu taip jau globaliai, ta prasme, nuo labai pagrindinio, tai aš manau, kad mes turėtume grįžti prie klausimo, prie iliustracijos klausimų. KGB archyvų išviešinimo, bendradarbiausiu su KGB. Jeigu tokį dalyką mes būtume padarę, mes matytume, kas dabar yra valdžioj, kas yra įtakojamas, kas galbūt vis dar naudoja tos pačius metodus. Aš ne, valdžioje neturi likti šitų žmonių, o mes dėja vis dar turim. Dalios Grybauskaitės valdymo laikotarpės 2 kadencijos aš irgi turiu pastabų. Dalia Grybauskaitė irgi, kam daugiau negu 30 metų, pavyzdžiui, tai tikrai gal net ir patys žino ir prisimena, kas ne, tam reikėtų priminti, kad sausio 13 dieną per žymiuosius įvykius, na, iš vis buvo kitoj barikadų pusėje ir buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę. Tai va, dabar tiesiog mes Su Burokevičium kažkaip. Su Burokevičium, taip, tai turime, kad turime per 2 kadencijas, aš manau, kad ir teisėsaugoje vyko pokyčiai ir priminkime irgi žiūrovams, kad Lietuvos Respublikos prezidento kompetencijoje yra tvirtinti teisėjus. Aš ne, tai čia yra visiškai prezidento. Tai per 10 metų laikotarpį mes turime situaciją, nenori irgi taip generalizuoti, ir jau sakytų už visus, ir kad čia visi korumpuoti ir taip toliau, bet nemaža dalim mes matome, kad tam tikrai partijai yra ir teisėsaugos institucijų palaikymas. Tai kažkas, kas kitiems galbūt akivaizdu, ne visada akivaizdu atskiroms teisėsaugos institucijoms. Aleksandrai, ar jaučiate laisvo žodžio kokį suvaržymus pats? Ar laisvai galite visur pasisakyti kaip politikas, ar vis dėlto esate ribojamas? Nu, mane sunku užčiaupt, nors bandymai yra, viskas. Aš gal ir galiu, bet bendrai atmosfera yra tokia, kad dauguma žmonių bijo. Ir bijo dėl to, kad iš tikrųjų bijo prarast darbą, bijo prarast statusą. Galiausiai, kad bus nesuprasti net aplinkinių, nes irgi gyvenam ypač Vilniaus burbuletas, galbūt iš tikrųjų yra gaju. Man nėra ko bijoti, aš jau praradau kelis darbus per politiką, žmona lygiai tas pats. Tai mes sąlyginai nepriklausomi žmonės. Nebent atimtų žmoną kaip nors. Mes jau nugyvensim kartu šitą gražų gyvenimą. Jo, tai, bet ne kiekvienas turi tokį statusą. Ir mesgi matom iš tikrųjų, kad tikrai net per finansinę, tokį tarsi ten, kur žmogus dažnai yra labai pažeidžiamas, per kokį darbo atėmimą, praradimą, vis dar tvarkomi reikalai. Tai dauguma, va irgi, kaip aš politikas, kur aš dažniausiai sulaukiu kažkokio pagirimo arba papliekšnojimo per petį, yra būtent už drąsą kalbėti. Tai žmonėm, ir man tada keista klausyti, kai mes iš tikrųjų kalbam apie kažkokią nepriklausomybę, laisvės žodis. Mums atrodo, kad kažkas iš mūsų tą atims, bet mes dabar jau esam cenzuruojami. Nu tai taip, tai aš ir noriu paklausti, o tai jūs tuos neorganizuosite kokius mitingus kitokius, nes tie, kurie dabar organizuoja, tai tie ir yra būtent to laisvo žodžio varžytojai toks vaizdas, nes, tai galėtų būti visai kitos pusės lygiai tokie patys renginiai. Galbūt, klausimas tada už ką arba prieš ką. Prieš LRT, kuri dirba labai keistai veikia. Žinot, to prasme irgi taip, atsakysiu labai nuoširdžiai, gal ne visiems patiks ir taip toliau. Pas mus yra tiek radikalizuojami kai kurie žmonės, tiek iš tikrųjų yra radikalai. Ir jeigu kažkas norėtų, pavyzdžiui, pas mane, aš bandau prikelt naujam gyvenimui partiją Lietuva visų. Čia irgi dabar jau nepaslaptis, o kadangi viešai paskelbėm, tai dar jungiamės su Krikščionių sąjunga, Rimanto Dagio vedama, tai reiškia ir šitą, mes tikrai norim sukurtą dešinę partiją, tiek kultūriškai, reiškia konservatyvi pusė, tiek ekonomiškai, apie ekonominę pusę. Tai per tokius protestus tikrai yra labai nemaža galimybė diskredituoti partijos veiklą arba ten judėjimo veiklą ir taip toliau. Atsiūs žmonių, kurie parodys, kad žiūrėkit, čia irgi yra kažkokie radikalai ir taip toliau. Tai, nenorit nusiristi iki to lygio, ne? Aš ir nenusirisiu iki to lygio, aš nenoriu, kad tai žiniasklaidoj ar ten būtų suformuojama nuomonė
apie tai, kas iš tikrųjų nėra tai. Nes aš nebijau protestų, man kartais patinka, aš net nueinu neretai į protestus, kuriems nepritariu, pavyzdžiui. Ta pati Pride paradą ir taip toliau, tai aš esu kelis kartus nuėjęs pasižiūrėti, kaip tai gyvai atrodo, kad man ne per teliką ar per iš portalų matyčiau. Tos man įdomu, aš žiūriu, vėlgi tai yra tam tikra grupė žmonių. Man kaip politikų net priklauso bandyti žiūrėti ir galvoti, kaip sutaikyti. Aš irgi labai norėčiau, kad mes eitume prie to, kad politikai tai yra kaip suderinti interesus, o ne kad pasirinkti vieną pusę ir mobilizuoji tik savo Galva į sieną elektoratą ir ir taip toliau. Tai vat, man to trūksta. Man patinka skaityti Donskį. Ir nors jisai yra liberalas, o aš esu konservatyvus žmogus ir aš daugam nepritariu, bet jo kvietimas dialogui man yra labai labai gražus. Nes mes, aš norėčiau, kad mes nebūtume tiek susiskaldęs, nes pas mus, jeigu anksčiau buvo 1-2 klausimai, dabar yra 50 klausimų, ties kuriais mes nesutarėm ir tas yra šiek tiek net baisu, nesmagu ir nefainu. O kodėl toks įspūdis, kad vis tik vengiama tos visuomenės nuomonės atsiklausti, net ir patariamojo? Ta prasme, ar kodėl nenorima, atrodo natūralu, kad tie politikai, jeigu jau pametė orientyrus ir mato, kad patys nebesusikalba, tai pasiklausti visuomenės, ne tik Vilniaus burbulo, bet visos, koks jos požiūris, tada būtų aiškiau galbūt visiems. Bet to vengiama toks įspūdis kaip velnės kryžiaus, Kas čia? Kodėl, sakoma, čia per brangu. Tai stepukonėm praloš ne per brangu, niekas ne per brangu, stadionai beprotiškai brangsta, mokyklos irgi ne. O čia pasiklausti, taigi čia esminiai dalykai kai kada turbūt. Aš visiškai jums pritariu, vėlgi, ir dėl to pavadinimas Lietuva visų, kad, pavyzdžiui, tų referendumų galėtų būti ir daugiau. Svarbiausius, pagal konstituciją, svarbiausius šalies klausimus mes sprendžiam referendumą arba turėtume bent jau spręsti. Ir čia, kodėl patariamasis, tam, kad jeigu jį padaryti privalomai, tai ten yra kitokie reikalavimai ir iniciatoriai žino, kad tiesiog iš karto jį uždusintų dar pačioj pradžioje, dėl to jis yra patariamasis. Tai aš visiškai pritariu, kad privalu atsiklausti. Ir va tas politikų sužvaigždėjimas, būtent, kad neįdomu liaudės balsas, jie patys jų geriau už rinkėjų kitus balsas žino. neįdomu tada toks vaizdas, o ne. Bet jie taip ir yra, pažiūrėkite, realiai net, tas pats Žemaitaitis pradėjo važinėti po regionus ir būtent bendrauti su regionais, susitikti su žmonėm, tai čia kitiems kaip nuostaba kažkas, žiūrėk, ką jis daro. Tai žmonės visi privalėtų tą daryti. Tai yra politiko darbas, matyti ne tik Vilnių ar ten kažkokie gal Kauną, o tu turi suprasti, kaip gyvena ir kiti žmonės periferijoje, regionuose, kokios ten problemos. Tik tuo metu galėsi tinkamai atstovauti tą Lietuvą, o neskirstyti 2 skirtingos Lietuvos, 3 skirtingos Lietuvos. Ir iš tikrųjų, kai kurie politikai net nuvažiavę regionus, jie net neturėtų ką kalbėti. Jo retorika visiškai netinkama. Tai jie atrodo žmonėm kaip ufonautai iš kosmoso, tikrai. Taip. Tai ir dėl to vienas dalykas įtakoja kitą. Taip gaunasi ilguoju laikotarpiu, jie iš tikrųjų pametė ryšį su paprastu žmogum. Aš tą gerąją prasme. Su žeme, iš kosmoso prarastas ryšys. Jie ir dėl to nevažinėja. Tai ir gaunasi, kad paskui gyvena savo burbule, jie jį susikūrė ir jiems klausti kitos nuomonės, kurie prieštrauja jų, iš anksto žinom. Jurgita, mes jie būtų žinom, ko baigsis šitas patariamasis referendumas. Niekas nesuprato, nuvažiavo į Kapčiamiestį, bet jie kalbėjo patys savo, o žmonės jų žiūrėjo juos iš mėnulio nusileidusius. Kai tokia Lietuva, kurią gali per 3-4 valandas pravažiuoti skersai, taip. Kad mes turime iš tikrųjų jau tokius skirtingus sluoksnius, su kuriais politikais nesusikalba. Tai yra tikrai toks pavojingas net fenomenas. Bet žiūrėk, čia gal viskas yra labai paprasta, tiesiog, kad ir kaip bebūtų užsikasę savo burbule, tie kai kurie žmonės suvokia, kad reali situacija, jeigu paim plačiai ir visą visuomenę, yra ne visai tokia. Ir kai tai pasimatys, tai bus užkirstas kelias įgyvendinti kai kuriuos užsibrėžtus tikslus, nes kažkaip atrodys labai keistai, jeigu jūs priimsit ir balsuosit už kažką, prieš ką tik pasisakė visuomenė. Tai gal dėl to tiesiog vengia? Taip, jie mato, atsakau, tikrai pakankamai lengva nuspėti, kokius rezultatus tas patariamasis referendumas atneštų. Turbūt ir dėl to tie žmonės, kurie ilgai stengiasi per eilę metų susodinti ir konstitucinį teismą, tie, kurie mums išaiškins konstituciją, nes mes tokie durniai, kad neva nesuprantam, kas ten parašyta, tai jie mums nuolat aiškina, kad mes durniai. Apaštalai šitie, apaštalai. Taip.
Tai va, konstituciją. tai šitie žmonės nori ir toliau spręsti už visus kitus, kas yra Bet žinok, visiškas Zita absurdas. Šličytė, viena iš kūrėjų konstitucijos, irgi nieko nesupranta, ką jie ten išaiškina, sakė, ten yra, aiškina viską atvirkščiai. Tai kas tada gali suprasti? Nu tai va, tai man patinka tas memas internete buvo, mačiau, kad dvi knygos guli ir parašyta prie vienos konstitucija, o kitoje išaiškinta konstitucija. Žinai, nes tai yra, suprask, skirtingi dalykai. Tai aš tikrai suprantu, kodėl jie tą daro, nes tiesiog tai yra grėsmė jiems. Tai yra iš dalies uždarytų kai kurios klausimus, O prie tu kurių kaip nereikėtų manai, grįžti. pavyks ar ne? Jau pirmą kažkaip barjerą labai sunkiai persirito, bet tai dar nieko nepabaiga. Nežinau, ar šį kartą pavyks, bet aš manau, kad mes tikrai prie šito dalyko prieisim. Aš manau, kad mūsų Lietuvos politikai atsisako pamatyti, kas vyksta pasaulyje, kad įvyko lūžis. Tiek JAV, tiek kitos šalis jau supranta, kad mes užsižaidėm, tausime, kai kuriais klausimais ir mes kai kur grįžtam prie tokių pamatinių dalykų, kažkas greičiau, kažkas lėčiau, bet Lietuva kaip krikštijosi paskutinė, taip ir čia panašu, kad nedašunta dar politikams, kad nors atvirų tekstų, aš nesu trumpistas ar ten dar kažkaip, bet aš girdžiu, aš praktikas. Jeigu aš matau, kad mes visgi pozicionuojam JAV kaip kokį savo pagrindinį sąjungininką ir Taip, norėsim, iš LRT pažiūrėjus pagrindinis priešas atrodo. Dieve, tai vat jo, viskas tai va tas blogai, irgi- ką jie ten. tas irgi labai keista, nes mes tikimės iš jų vienintelių, kad jeigu kas jie mūsų gintų, bet varom ant tos administracijos Trumpo. Sako, čia mūsų Taip. geriausiai draugai, bet tačiau ir tada pusvalandis į priešinį. Visko, G.D. Vance'as iš tikrųjų prieš metus jo pasakyta kalba buvo labai akivaizdi. Ta prasme, jis per kelis kartus pasakė, pirmas dalykas, kad draugau su tais, kieno kur vertybės sutampa, ir lygiai taip pat papriekaištavo Europoje dėl cenzūros. Tai kas norėjo, tas tuos išgirdo, kas yra protingas, o lietuviai arba neišgirdo, arba įsivaizduoja, kad palauks 3 metus ir grįž prie kažko kito. Manau, kad negrįšim prie kažko kito ir lūžis jau įvyko ir būtų protingai tą reaguoti ir kažkaip bent jau prisitaikyti. Gerai. O Lietuva visų, nes jeigu pažiūrėsime į kiekvieno genealogiją, tai grina kraujo lietuvio, turbūt netaip lengva būtų įrasti Lietuvą. Aš nežinau tada, kas būtų grinakraujas lietuvis, nes iš tikrųjų mūsų istorija... Nu, 5. karta ir jokių kitų tautų iki to. Labai buvo maišėmės mes iš Tai tikrųjų. va, mes tokioj vietoj tiesiog. Ir nieko tame blogo aš nematau, aš labiau irgi, ta prasme, kad Lietuvos piliečiai, o kas ten kokia kalba, aš netaip ir vadinu lenkakalbiai lietuviai, rusakalbiai lietuviai, ir man jie niekom neblogesni. Aš neslėpiu to fakto, aš pats baigęs rusų mokyklą ir nežinau, ar kažkam tas turėtų kliūti. Aš ir mano seneliai jau čia gimė Lietuvoje ir jeigu kažkas bandys ieškoti sliekūnų, galite ieškoti, bet aš labai patriotiškas vyrukas, lygiai taip pat auginu savo vaikus, vaikai jau aišku tik lietuviškai ir angliškai kalba, tai ne apie tai. Aš norėčiau, kad iš tikrųjų ir nebūna grinos nacijos, nebent kažkas yra nacis. Tai čia siūlau tada pasižiūrėti, koks vienas herojus kaip prisižaidė su tokiais dalykais ir tokių dalykų nekartot. Tai galim būti nacionalistai ir kalbėti apie tai, kad mūsų šalis turi turėti balsą, ne tai, kad jinai geresnė už kitus ir taip toliau, bet tiesiog, kad irgi turi teisę į kažkokią savo nuomonę bendram kontekste, kad ir ES, kad mes privalom saugoti savo kultūrą, kalbą ir kitus dalykus. Tai yra nacionalizmas. Bet ne nacizmas. Kalbėti apie tai, kad iš tikrųjų, kad Lietuvoje tik lietuviai, čia yra kažkoks, nežinau, čia yra radikalumas. Gerai, Aleksandrai, dar vienas klausimas. Tai kiek tų lyčių yra? Kaip mums identifikuoti jūs? O irgi tu nežinai. Yra tokie klausimai, kieno priimas, kiek yra lyčių. Esminiai dabar čia yra testas toks, patikrinimas politikų. Ai, čia rimtas klausimas, ar tu pati nežinai? Ne, aš neinu dar į politiką, kai eisiu, būsiu jau pasiruošusi pasakyti tą. Man keista, aš pasikartosiu, aš konservatyvus žmogus, man tas, būtent mes antiek užsižaidėm, kad pradėjom kvestionuoti, kad galima pasikeisti lytį. Tai tada pagal tą pačią logiką galima pasikeisti rasę, amžių. Tai aš, pavyzdžiui, norėčiau tada būti pensininkas ir viskas. Tegul man moka pensiją.
Rūšį, Viskas. Ne? gyvūno rūšį net Tai galima atsakau, taip, tai pagaliau. čia yra, Ne, nu ai, čia tarp yra kitko, kliedesiai ar iš matėjai, tikrųjų. va tas bičiulis, kurį mes siunčiam dabar Euroviziją, aš mačiau ištrauką iš jo interviu ir nežinau, kodėl atlikėjo, muzikanto reikia klausti iš tikrųjų apie jo požiūrį į vienalytės santuokas, bet jis buvo paklaustas ir jis, aišku, kadangi pats homoseksualus, kaip jeigu aš gerai prisimenu, tai nes jisai yra skelbęsis, tai visi sako, visi turi turėti galimybę būti tokie patys, bet Ilja sako, net ir gyvūnai. Buvo. Ką jis norėjo tuo pasakyti? Aš turiu šitą ištrauką, aš tau galėsiu persiųsti atskirai, bet ką? Aš negalėjau patikėti. Būna tokių video, kur paskui peržiūrė 20 kartų. Nu. Tiesiog, Tai nes kai suveikė. kur yra Tai smagu, bet kai koksai kur ant tiek tu poveikis. negali patikėti, kad tokio durnumo tau žinių bando panešti. Žinai, kad čia buvo tas variantas, antras variantas. Nu, tai va, matai. Tai va, Tiesiog tai iš va, vis atrodo, kad ta lietuvėlė tokiuose skendi labai keistose diskusijose, klausimuose, problemuose, ypač kai išvažiuoja tokiau nuo čia. Tai pasaulis rimtus klausimus toks įspūdis sprendžia, nes vyksta ir karai, ir persidalimas, ir kas tik nevyksta, ir ekonominiai dalykai, o Lietuvoje grįžti ir nesupranti, kas čia, kodėl čia, su kuo čia, nes tokios a, smulkmenos, tokios kažkokios, ne nežinau. visai. Aš ne visai sutinku ir paaiškinsiu to, kodėl trumpai. Iš esmės pritariu, bet tose šalyse, kur visgi yra griūna nusistovėjusių tvarka ir va, tai yra pavojus va, tai nusistovėjusių tvarkai, kaip pas mus primenu buvo ten ir valstybininkai, taip toliau, žmonės, kurie va, įsivaizduoja, kad nepriklausomai nuo to, kaip partijos keičiasi, jie vis tik valdo tą šalį. Tai aš manau, kad čia yra tiesiog pajuto grėsmę, kad tas gali sugriūti negrįžtamai. Kažkas jaučia, kad praranda galę. Dėl to iš tikrųjų mus velia į tokius komunikacinius karus, Taip. kur mes galim kalbėti apie Ruginienės rankinuką. Nieko blogo, jau man geriau Tai roginėnės aš tai čia rankinukas, duodu, tarsi, kad yra vat, būtent kažkas tokio, kaip jinai nusišnekėjo, kažkas kitas. bet Aleksandrai, tai bet kodėl toks jausmas, kad mes našlaičiai, nes atrodo nebėra nei to prezidento, nei tos premjerės, visi kažkur išsilakstė, tyliai sėdi, o į pirmas Dingęs gretas Nausėda, aš, išėjo pavyzdžiui, iš kažkokie tikrųjų nežinau. veikėjai, kurie net nėra ta valdžia aukščiausia, bet jie čia diriguoja paradui. Tai ką, reikės Kur prisiminti dingęs rankinukus. Nausėda, tai turbūt iš tikrųjų niekas nežino, nes kažkaip anksčiau ir komunikuodavo Nu, daugiau. bet ir Tos Ruginienė, lyties, nu kurios nėra jos lyderystės, ta prasme, nu tai neišlenda, bet kažkaip taip tas Bet jos gal ir vaidmuo. gerai, ta prasme, prie visos pagarbos premjeriai, man atrodo, buvo laikotarpis, kai jinai elgėsi kažkaip santūriau, matėsi, kad turbūt su kažkuo konsultuojasi ir taip toliau. Dabar, man atrodo, tiesiog atėjo ta stadija, kai žmogus patikėjo, kad jau viską žino. Nes, nu, visi, tos nečiau net ne mano pastebėjimai. Ir tada Politologų irgi pasimato, kad žino nelabai daug. Taip, nes, nu, pavyzdžiui, užsienio politika tikrai nėra jos stiprioji pusė, bet jinai pakankamai anksti jau tvirtino, kad gali važiuoti pas Trumpą. Nors man atrodo, kad ten atviršiai, ten yra jis ir derybininkas geras. Mums gali jis nepatikti, bet taip toliau. Tai yra stipri asmenybė. Nu Reikia tai būti kas, labai kad labai gali, bet pasiruošus. jos niekas neįsileidžia ir nekviečia, čia kitas, tai Tai kam taip kitas dalykas, sakyti? bet sakau, gal ir gerai, nes tausia, nu, pas tokius žmonės turi važiuoti iš tikrųjų labai stiprus diplomatai, kurių mes turim labai nedaug. Tada gal reikia tuos politikus paskirti, kurie tą darbą būtų pajėgus daryti, nes kartais atrodo, kad jie ten iš vis neaišku, kaip patekę, nes jie net nesuvokia, nei ką jie daro, nei kodėl, nei kaip reikėtų daryti. Nu, pradėkime nuo to tada, kad į politiką žmonės nelabai nori eiti, nes tai yra iš tikrųjų manoma, kad tu šiek tiek nevykėlis, reiškia, tu kažkur versle gal nepasisekė ir taip toliau, jeigu tu eini į politiką. Tikrai yra toks dalykas. Ir ta imtis, iš kurios mes galim rinktis, nėra didelė. Nes ar tikrai, pavyzdžiui, net ministrų reikia skirti specialistą, bet irgi turėjom tokį čia gražią Tikrai diskusiją. ne, prie ko čia specialistas, tai yra ne Tai yra viceministras, kur jis turi tu suprasti kažką, o ministrai turi būti politikai, pavyzdžiui. Tai, ir nelabai turime. Nu ir jeigu protingas žmogus susigaudys ir specifikoje iš tikrųjų, ir šalia pasiėmęs protingus, tai čia žinai. Nu ką, tai kaip pasakyti, Vilnius dar kol kas Benkunsko. 10 mėnesių liko. O Lietuva socialdemokratų. Ne, Lietuva visų.
Tai, Tai dar ne visų kol kas, tikrai dar jo, ne bet, visų. bet sieksim dėl to, tai pavyzdžiui, grįžtant ir prie to, tikrai palaikysiu Yra ką referendumą. veikti, bus ką veikti, tikrai. Ir šį referendumą palaikysim, ir kitus palaikysim, kad atsiklauskim dažniau žmonių. Nes politikų darbas atstovauti žmonės, o ne dėstyti ir stumti kažkokias savo ideologijas. Tai neturėtų kirstis bent jau. Gali būti ir taip, bet tas neturėtų kirstis. Ačiū. Tai buvo Aleksandras Nemunaitis, Vilniaus miesto tarybos narys, partijos Lietuva visų pirmininkas. Ačiū, Jurgita, kad pakvietėt. Ačiū, Aleksandrai. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.